Akademikas Georgijus Sitinas ir jo nusiteikimai. Viso pasaulio mokslinio tyrimų institutai ir akademijos negalėjo padaryti to, ką padariau aš vienas. Taip nekukliai, bet gana taikliai savo veiklą apibūdino fenomenalus rusų mokslininkas, akademikas Georgijus Sitinas. Georgijus Sitinas – legendinė asmenybė 20 ir 21 amžiaus netradicinio gydymo srityje. Visą savo mokslinę ir praktinę veiklą jis nukreipė viena kryptimi. Kaip žmogaus mintis, žodžiai, ketinimai veikia jo psichiką ir fizinį kūną. Kaip protinėmis ir dvasinėmis poveikio priemonėmis pačiam išsigydyti, palaikyti puikią fizinę formą, ženkliai pailginti gyvenimą. Viena iš jo knygų taip ir vadinasi Kaip išgyventi 150 metų jaunam ir sveikam. Minties, žodžio, nusiteikimo poveikio kūnui ir apskritai gyvenimui Sitinas tyrinėjo įvairiais aspektais. Baigė 3 universitetus ir tapo mokslų daktaru net 4 mokslo srityse – medicinos, psichologijos, filosofijos ir pedagogikos. Sitinas sakė, Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, savo paties fizinio kūno kūrėją, suteikė jam kūrybinių minčių, kurios turi savybę materializuotis ir kurių galimybės yra begalinės. Kūrybinės mintis apie save stipresnės už visagalį likimą, stipresnės už gamtos stichijas. Prie tokių išvadų jie atvedė asmeninio gyvenimo išbandymai, jaunystės patirtis ir rūstus karo išgyvenimai. Paauglystės metais, kaip vėliau savo autobiografijoje rašė Sitinas, jį, kaip ir daugelį kitų aktyvių ir žingeidžių paauglių, vis labiau ėmė kankinti vadinamieji amžinieji klausimai apie gyvenimą. Kas šiame gyvenime yra žmogus? Dėl ko ir kam jis gyvena? Ką jis gali ir ką privalo daryti? Kokios jo galimybės ir kur tų galimybių ribos? Atsakymų iš šios klausimus ieškojo knygose. Ir 9 klasėje 15-mečiui Georgijui į rankas pateko tuo metu garsaus psichologo Kornilovo knyga Valios ugdymas. Joje mokslininkas labai įtikinamai kalbėjo apie neribotas žmogaus galimybes, apie neįtikėtinas žmogaus valios galias. Knyga taip stipriai sukrėtė vaikinuką, kad jis sėdo ir parašė laišką knygos autoriui, prašydamas išklausyti jį ir galbūt priimti savo mokinių. Nors ir koks įžūlus iš pirmo žvilgsnio atrodė toks prašymas, bet netrukus vaikinas gavo kvietimą atvykti į Leningradą ir pasikalbėti su mokslininku. Kornilovas išklausė 9-oką, pagyrė pastangas ugdyti valią ir rekomendavo gerai mokytis, energingai kaupti žinių bagažą. Grįžęs į nedidelį Kirgizijos miestą, kur tuo metu gyveno, Georgijus energingai ėmėsi valios ugdymo pratimų. 9 klasėje mokėsis labai vidutiniškai, 10 baigė kaip geriausias klasės mokinys. Po poros metų įstojo iškart į 3 Maskvos aukštąsias mokyklas ir netrukus tapo Maskvos studentų legenda. Maskviečiai su nuostaba pasakojo apie nenuilstamą studentą, visus egzaminus 3 aukštosiuose mokyklose laikiusi aukščiausiais balais. Valios grūdinimas ir saviugdos pratybos labai pravertė per Antrąjį pasaulinį karą. Fronte jis buvo sužeistas 8 kartus. 9 sužeidimas turėjo būti mirtinas. Sviedinio skeveldra pataikė į pilvą ir įstrigo stubure. Sužeidimas buvo toks pavojingas, kad iš pradžių jo, taip ir neatgavusio sąmonės po sužeidimo, net nesiėmė operuoti. Paliko šaltame koridoriuje numirti.
Bet kai per rytinę apžiūrą paaiškėjo, kad sužeistasis vis dar gyvas, tuoj pat operavo. Sąmonę Sytinas atgavo 3 dieną po operacijos. Kūną varstė skausmai, netekus daug kraujo, svaigo galva, pylė prakaitas. Štai kaip tą situaciją vėliau autobiografijoje aprašė pats Sytinas. Sukaupęs paskutinės jėgas, atsisėdau lovoje ir pats savo įsakiau: Georgijau, laikykis, nekrisk. Nukrisi, žūsi. Sutelk valią. Reikia atsilaikyti. Nuo aštraus skausmo visą kūną pylė prakaitas. Pasišauk valią. Ir aš nenukritau. Skausmas atlėgo, kraujavimas liovėsi. Dar viena valios pastanga. Ir aš supratau, kad išgyvensiu. Po 3 mėnesių Sytiną išrašė iš ligoninės, nustatydami 1 grupės invalidumą. Išleisdami iš ligoninės įteikė 150 ampulių nuskausminančių vaistų ir paguodė, kad kentėti nuo skausmų ilgai neteks. Po tokių sužeidimų žmonės ilgai negyvena. Bet Sytinas pasiryžo ne tik išgyventi, nugalėti skausmą, bet ir visiškai pasveikti. Tai padaryti jam padėjo ne kas kita, kaip valios pastangos, pačiam savo sukurti nusiteikimai. Štai keli pirmojo Sytino nusiteikimo sakiniai. Aš stiprus, valingas, sveikas žmogus. Aš galiu valdyti savo kūną, savo pojūčius. Skausmas visam laikui išeina iš mano kūno. Kiekviena mano kūno ląstelė sveika, stipri. Šie ir panašus, daug sykių kartuojami žodžiai padėjo įveikti ligą ir tapti visiškai sveiku žmogumi. Po 3 metų medicinos komisija pripažino buvusi 1 grupės invalidą tinkamų kariniai tarnybai. Tai yra visiškai sveiku. Maždaug tuo pačiu metu buvęs beviltiškas ligonis parašė ir apgynė psichologijos mokslų disertaciją, skirtą valios ugdymui. Darbo vadovas buvo tas pats Kornilovas, kadaise pastumėjęs Sytiną į valios ir saviugdos tyrinėjimų teritoriją. Saviįtaigos, savęs nuteikimo, savotiškos autohipnozės metodą Sytinas taikė ir praktinėme gyvenime. Štai Sytino pasakojimas. Pirmaisiais pokario metais man teko dirbti gydytojų. Tuo metu labai trūko vaistų, tad kaip galėjau padėti žmonėms? Padėjau be vaistų. Į buteliuką pripildavau vandens tiesiai iš vandentiekio, įberdavau druskos, sodos, cukraus. Padarydavau tokį birzgalą, kad negalėdavai suprasti, kas ten yra. O ligoniams sakydavau, kad tai naujausias, stipriausias amerikietiškas vaistas. Reikia išgerti jo po arbatinį šaukštelį 3 kartus per dieną. Galvos skausmai tuoj pat praeis. Be to, aiškindavau ir prašydavau užsirašyti poveikio mechanizmą. Skausmai praeis po 2 minučių. Po 5 minučių galva pasidarys lengva, šviesi, besvorė. Ir po to paprastai galvos niekada neskaudės. Tai padėdavo beveik visais atvejais. Tai pavyzdys, kaip žmogaus mintis apie patį save pačiu tiesiausiu būdu veikia organizmą. Medicinoje nėra tokios savokos mintis. Viso pasaulio tradicinėje medicinoje tokios savokos kaip mintis nėra. Pavyzdžiui, Pavlovas žodį prilygino dirgikliui. Jis tvirtino, kad žodis žmogui yra toks pat dirgiklis, kaip bet koks fizinis dirgiklis gyvūnui. O minties, kaip gydomosios priemonės, kaip vaisto, supratimas, tai jau grinai mano įnašas į medicinos mokslą. Bet ar mintis nėra materiali?
paklausė jo žurnalistė. Mintis materiali, atsako Sitinas. Tai dvasinė materija. Tik pagal savo organizaciją ji aukštesnė, tobulesnė už fizinę materiją. Ir ji daro praktiškai neribotą įtaką fiziniai materijai. Taip pat ir fiziniam žmogaus kūnui. Žmogaus ketinimas, nusiteikimas yra tam tikra kryptimi orientuota mintis, sufokusuota mintis. Nusiteikimas daro stiprų poveikį tam tikrai kūno struktūrai, tam tikram organui ar sistemai. Nusiteikimas ne tik suaktyvina, bet ir kokybiškai keičia organo ar sistemos veiklą, keičia net organo anatomiją. Remdamasis tokiomis idėjomis, Sitinas sukūrė alternatyvios medicinos koncepciją, kurią pavadino auklėjamąją mediciną. Vienoje iš savo knygų, Gydantieji nusiteikimai, jis rašė: šiuolaikinė medicina nekelia savo uždavinio visiškai išgydyti kiekvieną ligą. Ir žmogus nekelia savo tokio uždavinio. Be to, rūpestį savo sveikata žmogus dažniausiai perkelia ant gydytojo pečių, o pats nuo gydymo proceso savotiškai nusiplauna. Kai liga iki galo neišgydoma, o tik tabletėmis slopinami jo simptomai, kai žmogus nusiima atsakomybę už savo sveikatą ir perkelia ją gydytojui, lygos komplikuojasi, gula viena ant kitos, kol galiausiai paguldo žmogų ant menčių. Norint esmingai pakeisti tokią situaciją, pirmiausia reikia dviejų dalykų. Viena, nustačius ligą, ją būtina išgydyti iki galo. Antra, žmogus, ligonis, turi aiškiai suvokti, kad už savo sveikatą atsakingas ne tiek gydytojas, ne žmona ar vyras, ne kokia slaugė, o tik jis pats. Kai žmogus tai suvokia, kai prisijima atsakomybę už savo sveikatą ir išgyjimą, į kovą su liga įsitraukia visiškai nauji sąmonės ir dvasios mechanizmai, kurių dėka įmanoma visiškai išsigydyti. Gydytojai ir apskritai visa medicinos sistema turi padėti žmogui išsiugdyti savyje nusiteikimą arba nuostatą visiškai išgydyti. O tam pirmiausia reikia parengti gydytoją, kad jis žinotų, kaip žmoguje tokį nusiteikimą reikia ugdyti. Tokia yra Sitino sukurto auklėjamosios medicinos modelio esmė. Bet jis nesitenkino platinti savo modelio mokslinėse ir medicininėse sferose. Jis aktyviai siekia diegti jį į tuometinės Tarybų Sąjungos sveikatos apsaugos sistemą. Sitinas lankėsi pas kelis sveikatos apsaugos ministrus, aiškino savo metodo esmę ir net pasiekė, kad būtų suformuoti eksperimentiniai dariniai, nustatyti metodo veiksmingumą. Metodo esmė – saviįtaiga. Kaip tik joje slypi didžiulė valios energija ir galingas noras pasiekti iškeltą tikslą. Pirma tokia eksperimentinė grupė buvo sudaryta Dniepropetrovsko mokyklose ir ten buvo pasiekti stebėtini rezultatai. Vėliau metodas išbandytas sporto mokyklose, Maskvos didžiojo teatro baleto trupėje, kosmonautų rengimo centre, įvairiose pramonės šakose kaip tam tikrų profesinių ligų profilaktikos priemonė. Ir visur rezultatai buvo ne tik teigiami, bet ir toli pranoko lūkesčius. Bet tai nereiškia, kad Sitino kelias buvo rožėmis klotas. Jo metodas akivaizdžiai prieštaravo vadinamajai tradiciniai tabletės ir piliulės medicinai, todėl sulaukė aršaus priešinimuose. Dar viena priežastis ignoruoti auklėjamosios medicinos idėjas ateistinėje Tarybų Sąjungoje, kad Sitino nusiteikimų, saviįtaigų pagrindas – tikėjimas dieviškomis galiomis, tikėjimas, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, kad suteikia žmogui kūrybinių minčių, kurios turi savybę materializuotis ir kurių galimybės yra begalinės.
Štai kaip vėliau tą tradicinės medicinos priešinimas jo metodui apibūdino Sitinas. Už mano idėjas apie minties galę ir auklėjamąją mediciną buvau 3 kartus suimtas, sodintas į kalėjimą, apie mane buvo rašomi pasityčiojantis paskviliai, feljetonai, vaizduojantis mane išsigimėlių, liaudės priešų. 16 kartų buvau išmestas iš darbo. Ieškodamas darbo, išvažinėjau visą šalį. Pjūdymas tęsėsi net pusę amžiaus, bet tai manęs nepalaužė. Aš viską įveikiau. Ir sužeidimus, ir ligas, ir pusę amžiaus trukusius persekiojimus, ir senatvę. Įveikiau tam, kad dovanočiau jums kūrenčias mintis nuo visų negandų, ligų, senatvės, kad išmokyčiau jūs visada galvoti apie save kaip apie talentingą, valingą, jauną, energingą, stiprų, greitą, kupiną jėgų ir sveikato žmogų, kuriam prieš akis visas gyvenimas. Saviįtaigos nusiteikimo metodą Sitinas nuolat taikė savo paties gyvenime. Eidamas 92 metus, Sitinas rašė apie save. Dabar man 92 metai, bet aš niekada neprašiau paskirti man pensiją ir visą laiką dirbau. Dabar Europoje ir Amerikoje uždirbu pinigus ir iš tų pinigų Maskvoje išlaikau nemokamą gydomąjį saloną, kuriame mano nusiteikimais gydomi ligoniai. Jei 100-metis žmogus laiko save jaunų, energingų žmogumi, tai tokiu ir tampa. Nyksta raukšlės, senatvė traukiasi. Eidamas 85 metus, buvau pasijutęs pavargęs, pasenęs ir tada nutariau atlikti eksperimentą su savimi. Pats savo sukūriau keletą atitinkamo turinio nusiteikimų, specialią mankštinimosi programą ir po 6 mėnesių užsiėmimų paprašiau vieną medicinos institutą atlikti kompleksinį mano biologinių duomenų patikrinimą. Rezultatas buvo stulbinantis. Pagal fiziologinius duomenis buvau 40 metų jaunesnis už savo kalendorinį amžių. Štai kokia yra Sitino nusiteikimų galia.